Sveiki gyvi, šiandien susirinkom, kad išsirinkti komandas ateinančiam tėvų pavasario turnyrui. Taigi esam 4 treneriai, aš, Aivaras, Stanislas ir Gediminas. Netrukus išsirinksime, kas kokia eilės tvarka pradės draftus ir tada jau galėsim startuoti. Pasitengsime ilgai neužtrukti. Sveiki kolegos. Labas vakaras, kolegos. Sveiki, sveiki. Taip. Tai dabar norėčiau, kad kiekvienas išsirinktumėte skaičių nuo 1 iki 4. Aš turiu kitam puslapį sudėliojęs skaičiukus pagal random.com puslapį iš eilės, kaip tas puslapis davė man iš pirmo karto. Tai ir įdėsim tada kiekvieną trenerį savo skaičių ir pamatysim, kas kurį šaukimą turės pradžiai. Tai pasakykit, nežinau, galim pradėti. Kaip? 3. Gediminas 3. Taip. 4. Aivaras 4. Stanislas Aš dvejetą, jo. 2. Tai Gediminas 3, 4, 2. Aš būsiu 1. Ir čia yra kitas puslapis. Matot, 3 Gediminas, 1 aš, Aivaras, Stanislas. Gediminas, Jonas, Aivaras, Stanislavas. Ir komanda Gediminas, komanda Jonas, komanda Aivaras ir komanda Stanislavas. Gerai, Gediminai, koks jūsų pirmas šaukimas? Pirmo numerio Giedrius Vicbelis. Koks Giedriui? 13 numeris sąraše. Taip, koks Giedriui? Nežinau, kaip čia pasakyti. Pagarbinimas. Įžaidėjo man reikia pradžiai. Tai. Iš karto pirmo numerio draftą keliauja, gerai, aš pas save išsibraukiu ir judam toliau. Aš pas save į komandą kitaip. Jonė Gediminas, Emu galinga vidurio puolėja, kuris iš karto sucementuos tiek puolime, tiek gynyboje visą baudos aikštelę. Taigi Mateuš Karpinski. Jisai kaip tik sakė, kad neblogoj sportiniai formai bus vykęs treniruoti, tai kas su juo žaidėte, tai žinote, kad šitas žaidėjas. Keliavom toliau. Aivaras. Tai gerai, aš pirmų pikų renkuosi Valdą Jonavičių. Valdas Jonavičius. Taip, išbraukiam Valdą Jonavičių. Valdas Jonavičius. Tikrai irgi puikus žaidėjas po krepšiais. Aivarui pagelbės. Labai geras gynyboje specialistas, jau yra tekę žaisti, tai manau tikrai. Tikrai taip. Sakė, kad Achilą truputį pasitempė, bet gal nieko rimto. Stanislavai. Jo, tai aš galbūt dabar 2 turiu šaukimus, Taip, nes dabar 2 renkuosi. šaukimai. 4 ir 5. Aha. Gerai, tai Mateušas irgi buvo numatytas, labai sveikinu Joną, manau, tikrai geras pikas. Giedrius irgi, nes vertinau, kad gynėjų gal mažiau nei aukštaugių. Bet aš tada paimsiu vieną žaidėją, kuris, mano manimu, gal yra krašto puolėjas, bet gali ir po krepšiu pasiūlyti kovos. Tai Haroldą Davidėną, kuris tuo pačiu ir puikų pataikymą turi ir su kamuoliu gali žaisti, kiek žinau. Tai manau, tikrai universalus toks man žaidėjas pravers. Haroldas Davidėnas, 4 šaukimų pas Stanislavą ir 5 šaukimų. Ir dabar imu tokį kombo gynėją, negrynai žaidėją, bet manau, jis tikrai esant reikalui gali ir žaidinėti, labai gerą prasiveržimą turi, visada labai kovingas, tai Mantą Mickūną. Mantas Mickūnas. Gerai. Mantas Mickūnas. Pridam Mantą Mickūną ir keliaujam pas Aivarą.
6 šaukimas. Gerai, 6 šaukimų pasirinksiu vieną iš geriausiai lygos metikų, tai Audrių Gasicką. Audrius Geras Gasickas šaukimas, tikrai, labai geras. jisai net Vilniaus krepšinėje yra kol kas pagal tritaškius lyderis. Daugiausiai pataikęs tritaškių. Nieko keisto, kad jisai taip anksti išeina. Ir aš tada pabandysiu subalansuoti savo komandą ir kaip Gediminas sakė, tai pasiimsiu gynėją, tai yra Mindaugą Žalkauską, kuris turėtų sukontroliuoti visas funkcijas gynybos grandyje. Tai tikiuosi, kad labai geras kombo puolėjo ir gynėjimo pas mane iškrito. Keliaujam pas Gediminą. 8 kvietimas. Ok, aš čia daug komentarų apie žaidėjus neturiu, nelabai matęs, kas kaip žaidžia, tai lyg ir centras, jeigu gerai išskautinau, Gediminas Ramelis. Gediminas Ramelis, tikrai taip, grynas vidurio žaidėjas. Gediminas Ramelis keliauja pas Gediminą, jau komandai 2 Gediminai bus. Ir dar vienas, 9 šaukimas Gediminui. Ok, to tikrinu. Marius Verikas, gal bandom. Marius Verikas. Taip. Gerai, tikrai geras šaukimas. Taip. Oi. Keliavai biškį. Taip. Mhm. Marius Verikas tikrai praeitie tai fantastinis žaidėjas buvo. Dabar truputį, kiek teko stebėti, tai statistikos nukritusios, bet tikrai puikus pasirinkimas. Gerai, ir 10 šaukimas. Jo, kadangi Marius iškeliavo, galvoju, gal jo nieks nepastebės, ilgiau pasilaikys, tai kitą krepšininką, kurį planavau kažkiek ilgiau pasilaikyti, bet tikrai labai geras žaidėjas, aš jo nelaikysiu ir iš karto pasiimsiu Martynas Klimanskas. Galintis žaisti praktiškai per visas 5 pozicijas, ilgai nežaidęs, bet praeitie irgi tikrai labai gerai žaidė. Keliaujam mano komandai ir keliaujam pas Aivarą. Gerai, tada 11 savo šaukimu aš imu Donatą Strakšį. Ai. Iš Ir panosės. nugvelbė Donatas Strakšį. Labai kovingas, kiek pamenu, esu matęs, tikrai labai turi gerą kovingumą. Manau, tikrai prie komandos derės. Tikrai suderės, aš irgi buvau apsvarstymuose, ar Donatas Strakšys, ar Martynas Klimanskas, bet paėmiau Martyną ir iš karto Aivaras griebė Donatą. Toliau Stanislavas. Gerai, tai esu priverstas vidurio puolėją imti, nes tirpsta. Labai Donato norėjau savo bendražygio, jau ne vienerius metus žaidžiam puikiai. Labai puikiai po krepšiu darbuojasi, bet dabar jau bandysiu spėti, kad man šitas žaidėjas mūsų komandai labai padės. Tai renkuosi Aivarą Lukauską. Aivaras Lukauskas išsibraukiu. Aivaras Lukauskas, tai neteko su juo žaisti, bet pagal statistiką tikrai matėsi, kad geras krepšininkas ir tikrai atneš naudos komandai. Toliau Stanislavai. Taip, keliaujam toliau. Gerai, pabandykim dar priekinę liniją pastiprinti, kiek spėju, kad sunkiuoju kraštu šis žaidėjas gali komandai padėti labai. Tai Karolį Biveinį bandau tokį variantą.
nieko nežinau apie jį, bet kiek teko pasiskaityti, rasti, tai tikiuosi, kad tikrai bus patikimas dar vienas po krepšių žaidėjas mums. Puikus krepšininkas, žaidęs net ir A lygoje savo laikais, dabar nelabai yra apie jį duomenų, bet tikrai turėtų būti labai naudingas Stanislovo komandai. Kuom atsako Aivaras savo 14 šaukimų. Pasiimsiu dar vieną irgi aukštaūgį. Mykolą Subačių. Mykolas Subačius turbūt labai apsidžiaugs. Mykolas labai norėjo būti vienoj komandai su Valdu Jonavičium ir Valdas Jonavičius norėjo būti kaip tik su Mykolu Subačium. Tai labai čia nauja būt bus laimingi ir keliaujam toliau. Taip. Ir žinomų žaidėjų mažėja. Tad pasiimsiu dar vieną puikiai man pažįstamą krepšininką, aukštaūgį Justą Statulevičių. Nežinau, kokias pas jį statistikos dabar, bet tikrai žinau, kad geras krepšininkas ir tikrai gali daug naudos komandai atnešti. Gedimino šaukimas. Taip, tada bandom, irgi čia jau spėjimo būdu, Ramūnas Savickas. Ramūnas Savickas keliauja pas Gediminą, irgi nedaug apie jį žinoma. Ir kitas krepšininkas. Ir bandom Andrius Keleberdą, ten 4 numerio lentelėje. 4 eilutėje. Andrius Keleberda. Tai šitą krepšininką irgi svarsčiau paimti savo sekančių. Gali ir pasiginti, ir pulti. Ir kaip tik žaidžia mėgėjų krepšinė dabar už Svetbanko ekipą. Tai tikrai Gediminas stiprina kaip reikiant savo gynėjų liniją ir bandys per gynėjus gal Aišku, small ball. pulti. Taip. Aš tada į savo komandą pasiimsiu, kaip jums atrodo, ką, ogi Žilvarą Zinkevičių. Aivaras Matas labai apsidžiaugia, kai išgirdo. Ne, dėja, buvo planavęs Žilvarą imti, bet dar pakito šaukimą. mes nuo 2005 metų pradėjom kartu žaisti, tai tikrai daug kartu patyrė. Tai ir su Mateušu Žilvarą žaidęs, tai tikrai rasim bendrą kalbą. Tai turbūt jau yra raištis paruoštas Žilvarai, ne kapitoną. Gali būt. Gerai, mano eilė, taip. Taip. Tai jau irgi nelabai kažką čia žinau, tai imsiu, ką tikrai žinau. Tai ir iš savo komandos, kaip tik reikia gynėjo, tai imu Mantą Janavičių. Janavičius kaip tik žaidžia Aivaro komandai ir labai kovingas, labai stengiasi. Tai tikrai geras labai šaukimas. Galim išsibraukti ir keliaujam 2 kvietimai Stanislovui. Jo, tai matau, kad tik tai Mantą turiu iš gynėjų, o čia 2 žaidėjų sąraše turiu surašęs kaip atakuojančius gynėjus ir žaidėjus galinčius žaisti šiose pozicijose, nesu tikras dėl to, bet paimsiu abu, tikiuosi bent vienas tikrai galės diriguoti, kitas gal irgi iš gynėjų linijos prisidėti, tai imu Povilą Miserauską ir Rimantą Jasnauską. Povilas Miserauskas ir Rimantas Jasnauskas. Taip, keliauja pas Stanislovą. Dėja pas mus. Ir Rimantas. Bent jau kiek teko bendrauti su abiem, tai labai motyvuoti. Tikrai
pastangų įdės aikštelėje. Smagu girdėti. Taip, ir keliaujam pas Aivarą. Taip, pasiimsiu dar vieną savo komandos, kaip sakoma, iš savo komandos, ką žinau iš tikrųjų. Tai Evaldas Baltramonaitis. Evalda Baltramonaitė. Ir Evaldas Baltramonaitis keliauja pas Aivarą. Taip, judam toliau. 23 šaukimas. Ir 23 šaukimų pasikviesiu į savo komandą Alvydą Pavilaitį. Kažkada buvo tikrai geras žaidėjas ir demonstravo gerą krepšinį, bet labai iškamuotas traumų, todėl buvau pasidėjęs jį truputį žemiau, bet kadangi niekas nepaėmė iki tol, tai pasižiūrėsim, kaip ten su jo traumom, gal viskas jau gerai. Gediminai, 2 šaukimai. Ok, bandom Vilius Pranckevičius, čia irgi spėjimų, nes jau nežinau. Irgi labai patyręs ir labai traumų kamuojamas žaidėjas. Nesenai, tarp kitkiem, kryžminius raiščius ar meniską operavo, bet jau po to laiko vienas rungtynės spėjo sužaisti. Ir 25. Renatas Tekorius. Renatas Tekorius, irgi krepšininkas su patirtim, žaidęs krepšinį. Pas mane Renatas, va, galima išsibraukti. Gerai, toliau mano kvietimas ir kitų kvietimų. Turiu keletą žaidėjų numatęs. Ir dabar labai galvoju. Visgi gal pasiimsiu irgi krepšininkas, kuriuo ir šį sezoną žaidžiau toje pačioje komandoje. Romas Liževskis. Kol niekas kitas nepaėmė. Geras pasirinkimas. Tikrai gali daug duoti naudos šitas žaidėjas. Savo kūrybingumu tikrai gali. Ir taiklumu šią sezoną. Taip, be abejo. Teko irgi žaisti kartu. Patiko kartu komandai būti. Ne veltui pasiėmiau. Gerai, Aivaro kvietimas. Aš renkuosi iš likusių žaidėjų. Mažai jau tikrai ką bežinau, bet yra tekę susidurti, yra žaidęs ir už mano komandą prieš kelis metus. Paimsiu Jevgenijų Bilį. Taip, Jevgenijus ir pas mane buvo tam sąraše, kur svarsčiau ką tik. Ne veltui matyti, jeigu jau keliauja pas Aivarą, reikia išsibraukti. Ir Stanislavai 2 žaidėjai liko. Taip, tai aš renkuosi Lauryną Dabkevičių pradžioje. Mano spėjimu jis yra puolėjas. Gynėjas su didelė patirtim. Gal įspūdingos statistikos nedemonstravo, bet labai ilgai mėgėjiškai krepšinį žaidžia. Ir tikrai turės ką pasiūlyti. Tai viskas tvarkoja, dar vieną turiu pasirinkimą. Čia gal jau bus labiau prie aukšto ūgio arba puolėjų, tai Dmitrijus Sosunov. Keliauja pas Stanislavą. Gerai, išsibraukiam. Ir Aivaras. Taip, daug nebėra žaidėjų jau žinomų. Jo Valdą ištrink Joną iš to sąrašiuko. Yra Valdas, aha. Kad jau dabar, kai lieka mažai, tai vis labiau reikia žvalgytis. Gerai, paimsiu Gintarą Lakavičių. Puikiai Aivarui pažįstamas, dar vienas žaidėjas. Keliaujam
į Aivaro komandą. Jo, ir puikiai pažįstamas ir kitiem krepšininkam, kurie yra šitam sąraše. Taip, tada judam toliau. Ir aš irgi paimsiu žaidėją, su kuriuo teko žaisti pačiam pirmam mūsų tėvų turnyre, Jaroslav Lechovskis. Kovingas žaidėjas, kuris tikrai stengiasi. Tai matau ir formuojasi ta tokia komanda. Kovinga gaunasi pas mus. Gerai, Trumpam turnyre labai daug reiškia tai. dabar Gedimino 2 šaukimai. Okay, bandom Giedrius Pugačiauskas. Spėjimo būdu. Dar vienas Giedrius. Oi. Giedrius Pugačiauskas. Taip. Ir kitas krepšininkas. Nu, jeigu visus šie gynėjai varyt, tai ir iki galo Andrius Taikūnas, lyg ir gynėjas. Andrius Taikūnas ir Aivaras pražiopsojo Andrius Taikūną ir neišlaikė. Andrius Taikūnas į Gedimino komandą keliauja. Tai įsibraukiam. Taip, ir žiūrim toliau, kas čia liko. Ir aš savo komandą pasiimsiu Igną Jakutę. Ignas Jakutis atkeliauja į mūsų komandą ir keliaujam prie Aivaro. Nežinau tikrai nei vieno jau žaidėjo iš čia likusių, tai bandysim spėti. Irmantą Gelminauską. Gelminiauskas keliauja pas Aivarą. Taip. Ir paskutiniai 2 šaukimai Stanislovui. Jo, tai reikia uždaryti komplektaciją. Tai pradžioje renkuosi Raimondą Jarystą, kartu tekę žaisti, irgi kovingumo pasižymintis žaidėjas, taip pat puikiai atmosferą palaiko komandos viduje, visada pozityvus. Ir bent jau Tikrai anksčiau manau. labai norėdavo ir treniruotėse dalyvauti, tas irgi gal paskatins komandą kažkiek kartų susirinkti. Taip, be abejo. Bus smagu vėl pasimatyti. Ir tada lieka dar galbūt pabandykim Dariuš Kadzevič. Darius Kadzevič keliauja į Kiek žinau, gal turi tos patirties. Tai kaip paskutiniam pyke, manau, geras pasirinkimas. tai. Darius Kadzevič. Taip. Ir Aivaras kuom uždarys pasirinkimų langą. Uždarysim su Andrium Borisu. Andrius Borisas taip, keliauja į komandą pas Aivarą. Tada aš pasiimsiu puikiai pažįstamą iš treniruočių, bet neteko žaisti kartu, tai Paulių Petronė ir Gediminui lieka Marius Aukštikalnis. Ir štai tokias turim komandų sudėtis. Susitiksim aikštelėje. Na, bus įdomu. Pradžioj reikia treniruotis, ruoštis tam Tai jau susitikimui. galima bus organizuoti komandų treniruotės, padaryti grupės kokias nors, kad komandos susiburtų. Ir tada jau po truputį ruošimės pirmoms rungtynėms. Taigi, sėkmės treniruočių procese. Gal norit kas nors dar ką nors pasakyti? Tai kas žiūri iki galo, tai tikrai šaunuoliai, kad žiūrėjo visą mūsų šitą draftą ir visiems
sėkmės tame turnyre. Manau, turėsim labai smagų laiką ir taip pat puikiai praleisim fiziškai aktyviai tą laiką. Tikriausia, smagiai ir be traumų. Sėkmės aikštelėje. Iki greito pasimatymo. Iki. Tiem Viso.